Zarasai 300 ežerų kraštas, garsėjantis idiliška gamta. Miškai, daugiausia pušynai, čia užima per trečdalį teritorijos. Siekiant išsaugoti unikalų kraštovaizdį rajone įkurti Gražutės bei Sartų regioniniai parkai. Zarasai 80 metų kurortinę tradiciją menantis miestas, kurio pranašumas vanduo, tapęs neatsiejama miesto kultūros dalimi. Pakrančių gausa bei nuolat tobulinama poilsio ir rekreacijos infrastruktūra sudaro palankės sąlygas vandens turizmo paslaugų plėtrai. Zarasų unikali kultūros erdvė, kur natūralioje gamtos aplinkoje gyvai suskamba į vieną visumą susilieja muzika, šokis, poezija, dailė, teatras. Tai atviras kūrybai miestas. Jaunųjų menininkų forumai, architektų dirbtuvės, skulptorių plenerai čia jau tapo tradicija. Tik Zarasuose vyksta didžiausi Lietuvoje organizuojami tarptautiniai kultūros ir sporto renginiai. O išskirtinė renginių erdvė Zaraso ežero didžiojoje saloje domisi vis daugiau tarptautinių renginių organizatorių. Daugiau nei 100 km atstumu nuo Lietuvos didmiesčio nutolęs Zarasų miestas yra visai šalia antro pagal dydį Latvijos miesto Daugpilio, iki kurio tik 26 km. Šiaurės rytų Lietuvoje įsikūręs Zarasų miestas nuostabi vieta gyventi ir atostogauti. Zarasai – puiki vieta investuoti. Prie natūraliaus gamtos ramumos, sveikata alsuojančių pušynų, skaidraus ir atgaivinančio ežerų vandens pridėkite šiuolaikišką infrastruktūrą, nepakartojamas vandens pramogas, aukšto kultūrinio lygio renginius ir turėsite rytojaus Zarasus. Ilgamečių tradicijų, gamtos grožio ir natūralumo įkvėptą modernų kurortą, kuriame leisti vasaras gero skonio reikalų taps rytų Europos gyventojams branginantiems savo šeimų sveikatą ir ramybę. Nuo seno garsėjantis kaip poilsiui ir rekreacijai patrauklus šiaurės rytų Lietuvos miestas, Zarasai šiandien siekia tapti moderniu ir konkurencingu kurortu. Miesto širdis 45 hektarų ploto Zaraso ežero sala, ypač patraukli tarptautiniams kultūros ir sporto renginiams. Saloje veikia pagrindinis miesto paplūdimys, tačiau susidėvėjusi paplūdimio infrastruktūra netenkina poilsiaujančiųjų poreikių. Siekdama didinti poilsiautojų srautus, 2011 metais Zarasų rajono savivaldybė parengė techninę dokumentaciją geriausiam Lietuvoje ežerų paplūdimiui ir vandens sporto centrui įkurti. Projekto architektūrinė koncepcija paremta ežerų kraštui būdingų elementų lieptu, jungiančių vandenį su sausuma ir atspindinčių tamprų žmogaus ryšį su ežeru bei unikalių banguojančių salos reljefu. Takas virstantis pastatu organiškai formuoja didžiosios salos paplūdimio planinę funkcinę struktūrą, atskirdamas pagrindinės paplūdimio, valčių nuomos ir laikymo, vandens sporto centro funkcinės zonas. Privačiam sektoriui planuojama nuomoti sezoninę paplūdimio kavinę bei ištisus metus veikiančią kavinę su konferencijų sale vandens sporto centre. Siekiant pritraukti jaunimo ir aktyvaus poilsio mėgėjus, saloje planuojama įrengti originalią Cableway lynų trasą. Tai sparčiai populiarėjanti sporto šaka, kuri planuojama nuo 2020 metų taps olimpinė. Tikimasi, kad išskirtinėme kraštovaizdyje įrengta lynų trasa pritrauks ne tik Lietuvos, Rusijos, bet taip pat ir vakarų Europos šalių sportininkus. 100 hektarų teritorijoje prie Zarasaičio ežero numatyta įkurti žiemos ir vasaros sporto ir rekreacijos centrą. Zarasų poilsiautojai su nostalgija pamena šuolius nuo 10 metrų aukščio tramplino prie Zarasaičio ežero. Dideliam mūsų ir svečių džiaugsmui artimiausiu metu Zarasaičio ežero paplūdimį planuojama atnaujinti, įrengti paplūdimio zoną, rekonstruoti vandens trampliną ir atvirą baseiną, atvirame ore įrengti nusileidimo kalnelius bei vandens atrakcionus, vaikų žaidimo aikšteles ir kitą paplūdimį būdingą infrastruktūrą. Privačiam sektoriui planuojama nuomoti naujai įrengtą sezoninę kavinę bei vandens atrakcionų paslaugas. Siekiant mažinti turizmo verslo Zarasuose sezoniškumą, planuojama įrengti kalnų slidinėjimo trasas ir snieglenčių parką. Jau dar 1937 metais Zarasuose veikė pirmasis Lietuvoje žiemos sporto centras su tramplinu skirtų šuoliams su slidėmis. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti slidininkų keltuvus, pastatyti lankytojų aptarnavimo centrą, kuriame numatytos patalpos kaviniai, slidinėjimo ir kitos įrangos nuomai. Prielaidas žiemos sporto kompleksui įkurti sudaro Zarasų rajono geografinė padėtis. Zarasų rajonas yra vienas šalčiausių Lietuvos rajonų. Šąla ir sninga čia smarkiau, sniegas išsilaiko ilgiau nei kitur Lietuvoje. Žiemos ir vasaros sporto ir rekreacijos centro ašis atvirų ir uždarų sporto aikštynų bei sveikatingumo trasų sistema.
Siekiant kuo geriau tenkinti sportininkų poreikius, numatyta rekonstruoti futbolo stadioną, įrengti atvirą sporto aikštyną, krepšinio, tinklinio aikšteles, lauko teniso kortus, sveikatingumo trasas bei daugiafunkcines uždaras sporto sales. Projektas orientuotas į profesionalių ir mėgėjų sportininkų grupės bei aktyvaus poilsio mėgėjus. Sporto ir rekreacijos centro aptarnauti numatyta papildoma infrastruktūra, apgyvendinimo kompleksas, kavinės, restoranas, sveikatinimo ir pirčių kompleksas, kuri planuojama bus finansuojama investuotojų lėšomis. Unikalus architektūros sprendimas, Zarasų miesto apžvalgos ratas tapo išskirtiniu gyventojų ir miestų svečių traukos centru. Ateityje, siekiant turizmo plėtros tikslų, apžvalgos rato teritorijoje pakrantės šlaite numatyta įrengti turizmo informacijos centrą, patalpas konferencijoms bei kavinę. Įrengus reikiamą infrastruktūrą, apžvalgos ratas taps ne tik apžvalgos, bet ir laiko praleidimo vieta. Keliavimas karavanais ar autopriekabomis – viena populiariausių turizmo formų tarp daugelio Europos šalių gyventojų. Šalia tarptautinės automagistralės A6 esantis ežerų apsuptas Zarasų miestas – puiki vieta ilgesniam keliautojų atokvėpiui. Siekiant sulaukti didesnių turistų srautų, numatyta išplėsti kempingo Zarasai pajėgumus. Planuojama įrengti papildomų aikštelių autopriekaboms, atskirą palapinių zoną, suprojektuoti ir įrengti kelių ir takų infrastruktūrą, paplūdimio, tinklinio, krepšinio, vaikų žaidimo aikšteles, praplėsti ir sutvarkyti paplūdimį, įrengti mažosios architektūros elementus, suoliukus, lieptus, valčių prieplauką. Privačiam sektoriui planuojama perduoti įrengto kempingo valdymą.